kildavo aukštyn. Taip pat ir vyno iš šulinio niekas negalėdavo pasisemti. Kai tik įkišdavo kibirą, vynas tuoj slūgdavo gilyn. Tik tai viena Mildutė galėdavo pasiraškyti obuolių ir pasisemti iš šulinio vyno. Užtat Laumė dar labiau jos nekentė ir nuo pat ankstumos varydavo ją laukan galvijų ganyti. Vieną kartą važiavo pro šalį karalius ir pamatė Mildutę ganant galvijus. Labai karaliui ji patiko, nes buvo labai graži. Po kelių dienų atvažiavo tas karalius Mildutei pirštis. Senelių nebuvo namie, o Laumė pavožė Mildutę po kubilu ir paslėpė kamaroj. Karalius tuoj klausė, kurių gražioji duktė. Jis atvažiavęs jai pirštis. Laumė greituoju aptaisė savo vyresniąją dukterį ir pakišo karaliui, bet šis